posmeliai. Ir kalu kasdien, tų žagrelų, tų ašvienų, ir kalu kasdieną, tų žagrelų dindinį. Čia ir rytų aukštaičių rajono daina. Tai geologam tai yra labai artima, nes mūsų profesija kaip tik reikalauja, kad pilnai jai atsiduoti visomis savo jėgomis, visomis galiomis. Vienas iš tokių geologų ir buvo Ignotas Domeika, vadinamas Lietuvos ir Čilės sūnumi, mes apie jį galim kalbėti ir visiškai nesibaimindami, kad čia sėdi kai kurie kolegos iš Varšuvos ir gali mus turbūt suprasti. Tai Ignotas Domeika, Vilniaus universiteto auklėtinis, sukilėlis, Paryžiaus kalnakasybos aukštosios mokyklos absolventas, išvykęs dirbti į Čilę, 6 metam pragyveno ir dirbo tenai 53 metus, po to jis grįžo į Didžiąją Lietuvą, buvo kilęs iš Naugarduko apskrities, gyveno pas savo dukterį dar 4 metus, tada jau pajuto, kad jo gyvenimui einant į pabaigą, grįžo į Čilę, į savo namus Santiagė, tenai mirė. Tai Ignotas Domeika buvo genialaus mąstymo mokslininkas, labai platus, geologas, mineralogas, etnologas, publicistas, rašytojas. Ir jis paliko didžiulį paveldą, jis paliko savo labai įdomius atsiminimus. Yra 4 tomai, kuriuos išleido Jogailos universitetas Krokuvoje 1962 metais. Iš jo rankraščių, kuriuos universitetui padovanojo jo šeima. 2002 metais UNESCO ir Jungtinės tautos priėmė nutarimą atšvęsti Ignoto Domeikos 200 metų gimimo jubiliejų. Ta proga vyko konferencijos Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Prancūzijoje, Čilėje ir po konferencijos Vilniuje buvo labai didelis susidomėjimas ir buvo įsteigta Ignoto Domeikos draugija. Taigi draugijai dabar šiais metais jau sueina 22 metai. Per tą laiką mes populiarinom Domeikos vardą Lietuvos visuomeniai. Aš galvoju, kad jis jau yra neblogai dabar žinomas, buvo rašomi, dalyvavom konferencijose, dalyvavom taip pat ir Varšuvoje, ir Krokuvoje. Ir dėkui profesoriui Volkovičiui, kuris 19 metais vedė puikią konferenciją online iš Varšuvos. Thank you very much, Professor, for your activity in Domeika dealings. Ir dabar 19 metais kilo tokia mintis, kad Domeika turi būti pagerbtas atitinkamo atminimo medaliu. Ta medalį įkūrė Domeikos draugijos valdyba. Toj valdyboje yra 8 žmonės, 2 akademikai, 3 profesoriai ir kiti daktarai. Ir mes pasirenkam patys, ką siūlyti apdovanoti, tuomet svarstome, valdyba balsuoja ir mes nesikreipiam
į jokią instituciją, kuri mums pristatytų kažką tai apdovanoti Domeikos medaliu. Čia yra skirtumas tarp Giedraičio fondo, kuris be abejo šį kartą vystydamas demokratiją padarė klaidą. Kalbėjo kolega Marcinonis, bet čia kitas dalykas. Tai va, tai dabar tas medalis yra įkurtas 2020 metais, 2021 metais jį sukūrė skulptorius Petras Repšys, maestro Petras Repšys, ir 22 metais mes jau jį turėjome pagamintą ir buvo įteikti pirmi apdovanojimai. Dabar šiandieną mes turime apdovanoti 5 nominantus iš mūsų Lietuvos žymių mokslininkų ir 2 nominantai yra iš Domeikos giminės iš Čilės. Mes pasirenkam visuomenės veikėjus, kurie įneša savo indėlį, savo darbais į Lietuvos mokslą, Lietuvos kultūrą ir visuomeninę veiklą. Aš ne veltui paminėjau, kad Domeika buvo labai platus. Ir tai atsako į klausimą, kodėl Domeika, kodėl ne vien tik tai geologai. Tai ne vien tik tai geologai ir tai yra labai svarbu, nes tas spektras, kurį apima dabar Domeikos draugija, nes kiekvienas apdovanotas medaliu tampa tuo pačiu ir garbės nariu, jau yra nemažas, tai yra virš 20 asmenų ir labai įdomus yra tas visas sąrašas apdovanotojų. Ir šiandien šitas sąrašas irgi yra labai įdomus, tai mes susitarėm taip, kad aš dabar kviečiu ateiti į sceną, čia ta scena tariamoji, sakykime, yra priešais jūs, kviečiu nominantus vieną po kito, trumpai juos pristatau ir po to Domeikos draugijos valdybos narys, kurį mes vadiname kancleriu, tai yra ordinų kancleris, maždaug atitinka tam, daktaras Bernardas Paukštys perskaitys diplomų įrašus, kurie yra įteikiami apdovanoti. Taigi aš dabar kviečiu pirmiausia kolegę, mes turim atsižvelgti į lyčių lygybę, kolegė, nors į paskutinę pagal alfabetą, bet tai yra geologė, paleobotanikė ir visuomenininkė Vaida Šeirienė. Prašau. Prašau, Vaida, ateiti čia. Viskas aišku, tai atstokit čia ir prisimenat, kaip pernai. Visi buvo 9, man rodos, pernai. Tai dabar toliau kviečiu matematiką, istoriką ir mokslo istoriką profesorių Juozą Banionį. Toliau kviečiu sociologą, publicistą, redaktorių, profesorių Joną Jasaitį. Kviečiu geologą, verslininką, visuomenės klausimų rėmėją Ginutį Jonapavičių.
Na ir penktas mūsų nominantas yra daktaras Ramūnas Kondratas, mokslo istorikas, visuomenininkas, harvardietis, jis yra Amerikos lietuvis pas mus, kaip sakant, prigijęs puikiai, tai štai Ramūnas Kondratas. Dabar prašau kolegą Bernardą paskaityti diplomų įrašus. Prašau. Ignoto Domeikos medaliu už nuopelnus geologijos mokslui, ilgamečius kvartero periodo paleobotaninius ir paleoklimato tyrimus, už nuoseklią Lietuvos geologų sąjungos veiklos plėtrą apdovanojama Vaida Šeirienė. Geologė, paleobotanikė, gamtos mokslų daktarė, mokslinių darbų autorė, tarptautinių ir nacionalinių mokslo projektų vadovė, Gamtos tyrimų centro geologijos doktorantūros komisijos pirmininkė, Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė 2019-2022 metais, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narė 2017-2023 metais, Tarptautinės kvartero sąjungos INCVA, Europos kvartero stratigrafijos sekcijos, Tarptautinės diatomistų sąjungos bei Lietuvos algologų draugijos narė. Teks ilgokai, darbas. Saugavau ir pabėgau. Už nuopelnus mokslo istorijai, už unikalius lemtingų tautos istorijos įvykių tyrimus, glaudžius ryšius su geologijos mokslo bendruomenė, už Ignoto Domeikos paveldo studijas ir jo vardo garsinimą apdovanojamas Juozas Banionis. Matematikas, istorikas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, lietuvių rezistencijos ir genocido istorijos tyrėjas, monografijų, matematikos vadovėlių autorius, žurnalo Mokslas ir gyvenimas redakcinės kolegijos narys 2002-2012 metais. Nuoseklų mokslo ir sociumo ryšio puoselėjimą, už ilgametę lyderystę mokslo medijų veikloje, glaudžius ryšius su geologų bendruomenė ir Ignoto Domeikos vardo garsinimą apdovanojamas Jonas Jasaitis. Edukologas, profesorius, socialinių mokslų daktaras, publicistas, laikraščio Mokslo Lietuva vyriausiasis redaktorius ir leidėjas, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių savaitraščio Dirva redaktorius 1996-2004 metai, daugelio mokslinių leidinių autorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas 2016-2020 metais ir tarybos narys, Latvijos žemės ūkio ir miškų mokslų akademijos užsienio narys. Už nuopelnus geologijos mokslui, ilgamečius naudingų iškasenų geologijos ir ekonomikos tyrimus, nuoseklų indėlį į geologijos verslų plėtotę
Apdovanojimas Ginutis Juozapaitis. Gamtos mokslų daktaras, kietųjų naudingų iškasenų tyrimų verslo pradininkas, Lietuvos geologų sąjungos garbės narys, monografijų ir mokslo darbų autorius, Lietuvos karjerų asociacijos, auginimo terpių gamintojų asociacijos valdybų narys, buvęs ilgametis geologijos įmonių asociacijos valdybos narys, apdovanotas Antano Giedraičio geologijos fondo garbės ženklo auksinis geologo plaktukas. Už nuopelnus mokslo istorijos plėtotojai, už ilgamečių kultūrinių Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos mokslo bendruomenių ryšių puoselėjimą, už Vilniaus universiteto mokslo muziejaus išvystymą ir jame Ignoto Domeikos vardo garsinimą apdovanojamas Ramūnas Antanas Kondratas. Harvardo universiteto Jungtinės Amerikos valstijos filosofijos daktaras, PhD, medicinos istorijos tyrėjas, knygų autorius, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofijų bendrijos pirmininkas, Baltijos mokslo istorikų ir filosofų draugijos narys, UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto pasaulio atmintis narys, tarptautinių mokslinių draugijų JAV narys arba steigėjas ir prezidentas, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės tarybos narys, apdovanotas diplomais už veiklą JAV ir Šiaurės Amerikos sveikatos, švietimo ir šalpos srityje 1990–1994 metais. Žmonės paklausimais priminti pavardę daktaras. Yra, mes turim dar pasiekti jas paskelbti dėl to, kad jūs girdėtumėte, ką mes darome. Ir čia jis kalba apie Domeikos devintos kartos. Tai paimkit šitą devintos kartos palikuonis. Ačiū. Už didžiojo mineralogo, rektoriaus, švietėjo ir humanisto, pasaulinio garso mokslininko Ignoto Domeikos palikimo tyrimus, nuopelnus Čilės Respublikos kultūrai, tamprius ryšius su Lietuvos geologijos mokslo bendruomenė nuo 2002 metų. Apdovanojimą Marija Paz Domeiko Lea Plaza. Ignoto Domeikos ketvirtos kartos proanūkė, kultūros veikėja, rašytoja Santiagas Sidnėjus. Paz Domeiko 2017 metais nominuota Lietuvos Ignoto Domeikos draugijos garbės nare. Didžiojo mineralogo, rektoriaus, švietėjo ir humanisto, pasaulinio garso mokslininko Ignoto Domeikos paveldo išsaugojimą, nuopelnus Čilės Respublikos kultūrai, ryšių su Lietuvos Ignoto Domeikos draugija nuo 2014 metų apdovanojama Eliana Alfonso Domeiko, Ignoto Domeikos penktos kartos proanūkė, inžinierė, kultūros veikėja, keliautoja Santiagas Sidnėjus.
matote, šitos jų pavardės mums yra gerai žinomos, tai aš kalbu apie grigelius, o Fazdo Meiko, ji lankėsi Lietuvoje ne vieną kartą, dabar jai eina 87 metai, ji gyvena Sidnėjuje, turiu jos kontaktus ir per ją gavau ir jos dukters Elianos kontaktus. Su Eliana mes su mano žmona Živilė susipažinom Santiage 2014 metais ir ji yra jau iš tos sekančios Domeikos palikuonių kartos. Tai tikimės, kad mes tuo pradėję šitą darbą sugebėsime atstatyti kontaktus su Domeikos palikuonimis, kurie mums yra žinomi, kurie gyvena Santiage, Niujorke ir Vašingtone. Tai tikiuosi, kad tai dar bus ir tęsinys. O šitos du diplomus ieškosim būdų per ambasadas, kaip perduoti jau tiems laureatams, tie apdovanoti. Tai tuo mes turbūt visą ceremoniją galim baigti. Ačiū. Ir prašau. Gerai, gerai. Aš noriu pakviesti dar ir noriu.